o gal tu priaugi kelis kilogramus, o gal tu nueik pasportuoti, o gal tau reikėtų taip ar taip atrodyti. Tai kaip mitybos tuos įvairius niuansus lemia aplinka? Tai dažniausiai viskas prasideda nuo vaikystės. Vai gera mergaitė, imk saldainį. Suvalgiai pagrindinį patiekalą, tada gausi ką nors skanaus ir taip toliau. Tai čia yra tokia ledkalnio viršūnė. Vis tiek jūs perėjot iš karto prie moterų, tai moteris yra daug jautresnės, kalbant apie valgymą, emocijas, tai tiesiogiai surišta, ar ne? Ir vyrai daug rečiau patiria. Su emociniu valgymu susiduria berods apie 3-5% moterų, vyrų tarpe susiduria iki 1%. Kraštutinumo neturėtų būti, ar ne? Tai kaip surasti tą balansą? Tai labai svarbu būtų ne maksimalizuoti, ne maksimaliai eiti link tikslo, bet ugdytis tam tikrus įpročius. Bet reflektavimas, sakyčiau, kad yra vienas iš pagrindinių įrankių, ką reikėtų naudoti, jeigu norim atkurti tą sveiką santykį su savimi ir su savo kūnu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė ir Alma Master interviu su lyderiais. Šiandien mūsų svečiuose mitybos terapeutė Sandra Jatulytė. O kalbėsime apie tai, kaip mūsų mitybos įpročius lemia aplinka ir kiek kontrolės yra mūsų rankose. Sveiki, Sandra. Sveiki, Dovilė. Tai pirmiausiai paklausiu jūsų, kaip iš tikrųjų jūs pati apibrėžtumėte, kas yra sveikas santykis su maistu, o kas yra iš tikrųjų priešingai įtampos sukeltas tas santykis su maistu ir jau toks toksiškas netgi. Tai iš tiesų turbūt labai svarbu pradėti kalbėti kaip visada nuo to, ką reikia daryti, o ne ką drausti ir kas yra bloga. Tai sveikas santykis su maistu yra tuomet, kai mes galim ramiai valgyti maistą ir nejausti jokio nemalonaus vidinio pojūčio. Ir čia aš kalbu apskritai apie bendrai iš esmės valgymą kaip procesą, nes mes galim kalbėti, kad yra dalis žmonių, kurie, jeigu taip apibendrinti ir sveiką ir nesveiką santykį, kad pradėtų po truputėlį žmonės skirti, tai kai mes kalbam apie santykį su maistu, tai jame persipina labai daug dalykų. Viena vertus labai lengvai atpažįstam geras, blogas maistas. Bandelę valgyti negalim, o vištieną valgyti galim. Bet kai kalbam apie sveiką santykį su maistu, mes neturim jokio maisto skirstymo. Visas maistas man tiesiog yra maistas ir čia irgi labai dažnai susiduriam su tam tikrais iššūkiais, nes kai mes kalbam apie maistą, mums yra labai sunku priimti mintį, kad maistas yra tiesiog energijos šaltinis. Mes ieškom maiste malonumų, mes ieškom maiste dopamino, emocijų, pasitenkinimų ir begalės kitų dalykų. Tai jeigu kalbėsim apie tai, kaip atrodo sveikas santykis su maistu, tai sveikas santykis su maistu yra tuomet, kai aš priimu maistą kaip energijos šaltinį ir viskas yra tvarkoj, karts nuo karto leisti savo kažką galbūt skanaus, tom emocijom ir tam kažkokiam intensyviam pojūčiui, bet aš tuomet neturiu turėti jokio neigiamo savęs, kūno, maisto ar kažko vertinimo. O nuo ko viso tai prasideda, ar ne, tas jausmas, kad aš negerai darau, kad suvalgiau tą bandelę, arba koks šaunuolis, čia jau dabar atsisakiau to. Vis tiek tas vidinis vertinimas prasideda nuo įvairių niuansų, ar ne, pavyzdžiui, vaikystėje, kaip tėvai tave vertino, per daug prisivalgiai košės, arba kaip tik negausi dabar saldainio, nes nepabaigiai to kepsnio. Ir paskui mes periname į kitą etapą, tai yra mokykla, kur susidurėme dar su didesniu puolimu, netgi kartais patyčiomis, ar ne, kai visi turi teisę jau vertinti mūsų kūną, aplinką, kartais net ir iš mokytojų išgirstame kūno kultūros, ar ne, arba ir koridoriuje iš vyresnių klasių mokinių, iš bendraklasių, įvairių patyčių formų. Ir tada mes dar į kitą etapą pereiname, jau yra antra pusė, ar ne, nori susirasti antrą pusę ir toje vėl vertina, o gal tu priaugi kelis kilogramus, o gal tu nueik pasportuoti, o gal tau reikėtų taip ar taip atrodyti. Tai kaip mitybos tuos įvairius niuansus lemia aplinka ir aplinkos vertinimas mūsų kūno? Ačiū, labai geras klausimas ir iš tiesų turbūt
kalbėti apie tai, kad kažkas gali vertinti mano kūną ir kažkas gali vertinti mano lėkštės turinį, tai yra du dalykai, kurie yra niekaip nevertinami. Čia toks, tiesiog labai dažnai mes su tuo susidurėm, kad kažkas kišasi į mūsų kūną arba į mūsų lėkštę, tai čia toks bendras momentas, kad tai yra tokie labai jautrus dalykai ir nuo ko jūs kaip tik ir pradedate, tai dažniausiai viskas prasideda nuo vaikystės. Nuo vaikystės viena vertus mes turim labai paprastus dalykus atsineštus iš vaikystės, ką minėt ir jūs, kad buvai gera mergaitė, imk saldainį. Suvalgiai pagrindinį patiekalą, tada gausi ką nors skanaus ir taip toliau. Tai čia yra tokia ledkalnio viršūnė ir yra dalykai, kuriuos mes labai lengvai pastebim, bet yra, kadangi vaikas turi ypatingai jautrią psichiką ir jisai mato labai daug dalykų, jam nebūtina sakyti, jis mato tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, turim labai daug skaudžių istorijų, kur vaikai neša mamoms svarstyklės, 2-mečiai, 3-mečiai ir sako, mama pasisverk. Nes vaikas mato mamos elgesį ir po to bėgant laikui jisai tą elgesį kartoja. Nesvarbu, kad gal mama sakė, kad žiūrėk, tu gal nuneš paslėpk tas svarstyklės, nes tai tokio amžiaus vaikui yra nepriimtina, bet vaikas mato, tarkim, mamos džiaugsmą, kai jinai pasisvėrė ir tas svoris buvo gerokai mažesnis. Ir tada jisai galvoja, aha, žiūrėk, aš nudžiuginsiu mamą, nes mama pasisvers, jos svoris bus mažesnis. Lygiai taip pat aš išmoksiu, kad jeigu mano svoris yra mažesnis, reiškia reikia džiaugtis. Lygiai taip pat dar, jeigu eiti giliau ir tyrinėti, tai po tuo slepiasi labai daug traumų. Jeigu mes turim momentus, kuomet vaikui trūksta emocinio ryšio, jeigu vaikui trūksta meilės, jeigu vaikui trūksta emocinio artumo, maistas yra vienas iš pagalbos šauksmų, kad aš galiu nevalgyti. Pavyzdžiui, yra labai fainas Alice Miller 2 knygos būtent apie tai, kad vaikas nevalgo arba vaikas turi super mažą svorį arba vaikas yra super išrankus maistui ir tai yra meilės ir pagalbos šauksmas. Ir mano asmeninė patirtis, mano ribojantis valgymo elgesys irgi prasidėjo būtent iš to, kad man reikėjo meilės. Aš neradau kito būdo, kaip būčiau mylima ir per mažą kūno svorį aš sugebėjau atkreipti kitų žmonių dėmesį. Tai vaikystėje glūdi labai daug skirtingų šaknų, nuo paprastų dalykų, ką tėvai net nepagalvodami kartais reflektavimas, sakyčiau, kad yra vienas iš pagrindinių įrankių, ką reikėtų naudoti, jeigu norim atkurti tas sveikas santykis su savimi ir su savo kūnu. Į tą paauglišką amžių ir čia irgi, kadangi studijų metu visai nemažai keliavau po mokyklas ir vedžiau irgi apie mitybą, apie kūno priėmimą paskaitas ir kažkaip tada taip steptelėjau ir pati sąmoningai priėmiau, kad dietos ir svorio metimo patirtys turbūt daug maž tame amžiuje ir prasideda. Ir prasideda tikėtina stipriai dėl to, kad niekas nekalba apie tai, kad, tarkim, mergaitės kūnų yra normalu keistis. Kadangi dabar jau paauglystė ateina maždaug 10, 11, 12 metais, tai tas mergaitės kūnas iš tos liesos, kur dar mato draugę, dar tą vaikišką su liesom rankytėm ir liesom kojytėm, o aš tai tokia nebesu ir mano kūnas keičiasi ir jis keičiasi ne dėl to, kad su manimi kažkas yra negerai, o iš manęs tai jau tyčiojasi berniukai, iš manęs jau sako, kad aha, pasižiūrėk, tu čia tokia, nokia ir kitokia, nes turi su kuo palyginti. Ir man vėl lygiai taip pat viduje pasilieka trauma, tai važinėjant po mokyklas, aš kažkaip labai irgi stipriai pagalvojau apie tai, kad niekas needukuoja, kad paauglystė yra normalu, kad tas kūnas keičiasi. Ir mes atsinešam traumas iš vaikystės, tada mes dar pasipildom tą traumų puokštę paauglystės metu, nes berniukai tyčiojasi dėl mano klubų, dėl mano pilvo ir taip toliau. Ką aš išmokau jau tada, tėtis ten galbūt mamai kažką pasakė, berniukas mokykloje man pasakė ir tada aš ateinu į santykius su partneriu. Ir ten vėl prasideda milijonai taisyklių ir milijonai kūno vaizdo suvokimų, kaip turim atrodyti, kokie privalom būti ir kas iš paskos labai stipriai velkas ir kas yra labai skaudu, kad visame tame labai stipriai persipina savivertė ir nepasitikėjimas savim. Ir tada aš pradedu
Ir tada aš pradedu atitikti tuos vyro lūkesčius, tą visą modeliavimą ir aš visiškai prarandu santykį su savim. Aš nebežinau, kas aš esu, kas man patinka, kas man yra svarbu. Tai iš tiesų visas tas kelias nuo pat to mažo lėliuko, netgi jeigu kalbėti apie pačią pradžią, tai viskas prasideda nuo saugaus prieraišumo periodo, tai yra maždaug apie 1,5 gyvenimo metų. Tai įsivaizduoju, kad tas lėliukas, jis jau taip, kaip mes rūpinsimės juo 1,5 metų, jam tai gali labai stipriai atsiliepti jo santykių su kūnu ir su maistu ir tada visa ta virtinė aplinkos, jinai gali turėti labai stiprų neįgiamą poveikį. Ir kas yra dar turbūt liūdna, kad jeigu mes vaikystėje turėjom skaudžias patirtis, jeigu mes paauglystėje turėjom skaudžias patirtis, mums suaugus bus labai sunku pasitikėti žmogum, net jeigu jis ir sakys, kad tu pakankama, kad tavo kūnas man patinka, jis yra seksualus, geidžiamas ir taip toliau, aš vis tiek galiu būti pati linkus save nuvertinti, nes aš galbūt 25-7 metus nuolatos girdėjau, kad tavo kūnas yra kažkoks. Ir aš tada, nepaisant to, kad partneris myli ir gerbė, aš turiu vidinį tam tikrą suvokimą, kaip aš turiu atrodyti ir kaip tas mano kūnas turi atrodyti. Labai įdomius aspektus palėtėt iš tikrųjų ir ne vieną per šitą atsakymą. Nes vienas dalykas, galvoju, kuris sakot, viskas prasideda nuo prieraišumo, ar ne? Tai tas kūdikis, kuris jau iš tikrųjų mylimas, puoselėjimas, išauga į moterį, ar ne? Ir tas, kuriam trūko tos meilės, yra 2 skirtingi tipažai. Ir jau jie susiduria su partneriu, kuris, sakykime, dabar kaip pavyzdį pasakysiu, tai vienas tas mylimas, kuris prisikrauna ledų ir atsineša žiūrėti filmą vakare. Jeigu jis išgirs iš partnerio, ką tu čia prisidėjai, dabar priauksiu svorio, sakys, ir priauksiu ir gerai ir ką. Aš vis tiek save mylėsiu. O kitas jau padės tuos ledus, užgniauš savį ir sakys, aš jau kažkokia tikrai būsiu nevykusi ir jeigu suvalgysiu dabar tą ledų puodą. Tai čia dar viskas būtų pakankamai paprasta, bet gali nutikti taip, kad partneris rodo meilę per maistą. Ir pavyzdžiui, aš turiu vidinį destruktyvų santykį su maistu, aš nekenčiu savo kūno, aš laikausi N+K dietų, o partnerio meilės kalba yra per maistą. Ir nesuvalgai. Ir tada o ką daryti? Prigimtinis poreikis būti mylimam, bet nuo to mažo lėliuko ir koks vidinis tada chaosas turi atsirasti, kai aš turiu būti geras partneriui ir parodyti, kad jį myliu, bet aš negaliu valgyti, nes mano vidiniai standartai man neleidžia valgyti. Čia jeigu kalbėti su kuo apie psichologiją, mes galėtume tiek visokių skirtingų kampų surasti šitai vietai, nes iš esmės čia ir yra tie momentai, kad o ką man dabar daryti? Valgyti, nevalgyti, prieš ką būti ištikimu, ar prieš meilės poreikį, ar prieš pačią save. Ir čia sakau, toks labai mišinys visko vyksta. Bet čia gal pamatas yra tame, kad mes niekada nežinom, kas dedasi žmogaus viduje, tiek vyro, tiek moters, ar ne, ir mes negalim tiesiog imti ir teisti, arba imti ir sakyti, aš norėčiau, kad būtum toks ar anoks, arba valgyk, nevalgyk, tu visada turi duoti žmogui pasirinkimą. Ir jeigu žmogus nejaustų spaudimo, jis jaustųsi mylimas. Tai čia viskas to paremta. Iš esmės, jeigu santykis būtų sveikas, tai tada taip, bet svarbu suprasti, kad ir pats žmogus gali savęs spausti. Kitas gali neturėti tiesioginio jokio poveikio, bet aš galiu pats save veikti, bet iš esmės apskritai, jeigu kalbėti apie santykį su kūnu, santykį su maistu, santykį su emocijom ir taip toliau, tai viskas turi vykti iš mano pačios noro, mano pačios poreikio valgyti, nevalgyti, laisvai apsispręsti. Valgius, ne dėl to, kad partneris dabar atnešė tą dėžutę ledų ir sako, jeigu tu manęs nemylėsi, tai jeigu tu nevalgysi, tai reiškia, kad tu manęs nemyli. Tai nėra apie meilę, tai yra tiesiog apie žmogaus spaudimą kažką daryti. Ir lygiai taip pat, jeigu partneris keičia kitą partnerio kūną, tai vėlgi lygiai taip pat taip, mes turim tą toksiškos meilės rūšį ir jeigu mes turim daug vaikystės traumų, tai mums tada bet koks dėmesys yra meilė ir nesvarbu, kad partneris mus spaudžia daryti dalykus, kurių mes nenorim daryti, bet iš esmės mes tai lygiai taip pat irgi suprantam tada kaip meilę. Tai bet kuriuo atveju viskas turi būti laisva valia, kaip aš noriu pasirūpinti savimi pačiu geriausiu savo būdu. Dabar dar vieną paminėjo dalyką, kad vis tiek jūs perėjot iš karto prie moterų. Tai moteris yra daug jautresnės, kalbant apie
valgymą, emocijas, tai tiesiogiai surišta, ar ne? Ir vyrai daug rečiau patiria tus mitybos kažkokius. Jeigu kalbėti apie statistiką, tai dabar jeigu gerai pamenu, tai su emociniu valgymu susiduria berods apie 3-5% moterų populiacijos, su emociniu valgymu vyrų tarpe susiduria iki 1%. Bet vėlgi, viskas labai gražiai atrodytų skamba, kad vieni taip, kita taip, bet vyrai susiduria su kitom problemom. Mes vis dėlto seksualizuojam savo kūną. Ir nepaisant to, ar aš esu vyras, ar aš esu moteris, abiem atvejais mes susiduriam su vienokiam ar kitokiam problemom. Tai emocinis valgymas dažniau bus moterų problema. Mes esame labiau emociškai jautrios, mes turim savo savivertę, kuri yra labiau paremta ta išvaizda ir tuo išoriniu mūsų grožiu, mes labiau pasitikim savim, mes jaučiamės labiau pakankamos ir taip toliau. Ir emocinis valgymas mums dažnai tiesiog trukdo turėti tą kūną tokį, kokio aš noriu, pasiekti galbūt vienus ar kitus dalykus, kuriuo aš labiau noriu, bet vyrai irgi susiduria su tam tikrais iššūkiais. Dabar apie socialinius tinklus, ar ne, ten jau visiškas chaosas, jeigu kalbant apie emocinį valgymą. Tai ten visko galima pamatyti ir receptų, nuo kurių teista seilė ir jau nori atgamintis, iki fitneso ir idealių kūno formų ir dirbtinio intelekto sukurtų video, kurie netitinka realybės. Tai kaip jau įkišam savai tuos, kabutėse, tobulumo standartus, tai kaip juose nepasimesti ir kokią įtaką daro tai savivertį ir santykiui su maistu apskritai. Iš tiesų, turbūt patį didžiausią poveikį socialinė medija daro mūsų santykių su kūnu, nes mes daugiausiai laiko ten praleidžiam iš tiesų. Ir čia iššūkių yra labai labai daug, ypatingai dėl to, kad tas vaizdas, kurį socialiniuose tinkluose mes matom, nėra tikras. Problema yra apie tai, kad mes, kai matom socialiniuose tinkluose žmonės, mes tapatiname su jais. Iš karto. Mes pamatėm, kad jinai taip atrodo, mes pamatėm, ką jinai valgo ir mes automatiškai kartojam visą tai pamirždami, o kas esu aš. Kas esu aš, kas yra mano autentiškumas, apie ką aš esu ir tai, kad aš valgysiu taip, kaip jinai valgo arba darysiu, arba ten sportuosiu, valgysiu, ten dar kažką darysiu, tai nebūtinai taip pat suveiks man. Tikėtina, kad mes turėsim 2 visiškai kardinaliai skirtingus rezultatus ir dar apskritai man tikrai nemažai yra tekę turėti klientų istorijų, nes kadangi mano darbas rytis yra tarp mitybos ir psichologijos, aš nesu tas žmogus, kuris tik ruošia mitybos planus, šiaip, tik konsultuoti taip, bet, aš nesu tas žmogus, kuris ruošia tik mitybos planus ir pas mane atkeliauja labai daug tų merginų, tų fitness, tų jau, kur ten kažkas jas labai labai lygiuojasi ir kai jos pradeda dalintis realybę, su kuria jos susiduria, tai yra menstruacijų ciklo sutrikimai, tai yra nebegalėjimas turėti vaikų ir begalė kitų dalykų, bet visa tai lieka už kadro. Ir kai aš bandau kopijuoti kažkieno kito gyvenimą, aš juk nematau, kas ten vyksta, aš matau tik tai tą gražią iliuziją. Tai va čia labai norisi stabtelėti ir kalbėti apie tai, kas aš esu. Sąmoningai suprasti, kas aš esu, koks aš esu ir jeigu aš pagavau save lyginantis su kažkuo, tai gal aš galiu nesilyginti ten kūno išvaizdą ar kažkuo, bet apskritai atkreipti dėmesį, ką aš galiu, ką aš sugebu, ką mano kūnas duoda, kokias suteikia man galimybės, kaip aš patiriu pasaulį ir taip toliau. Fokusuotis į tai, kas aš esu ir kas man asmeniškai yra svarbu, būtent tą savo autentiškumą, nes tai, kad aš būsiu kažkas, tai nereiškia, kad aš pasieksiu tą patį, ką pasiekė tas žmogus, nes aš čia labai mėgstu irgi tokia drabužių pavyzdį. Dabar mes esam taip panašaus kūno sudėjimo, tai būtų truputį sudėtinga keistis, bet turim vaikinukų kolegų. Tai jūs dabar įsivaizduokit, kad jūs apsirengėt mūsų kolegų drabužius. Ir jūs tikitės, kad jūs turėsite tokį patį rezultatą kaip jie, bet juk mums netinka tie drabužiai, mes negalim su jais vaikščioti, lygiai taip pat mes jų negalim aprengti šitais drabužiais, kad ir kaip jiems galbūt jie atrodytų gražus, fani ir taip toliau. Tai kai mes pradedame matyti labai aiškiai dalykus, kad, čia yra jo, jam tinka ir taip toliau, bet aš tai esu visai kitas. Tai fokusuotis labai stipriai. Ir tai nėra blogai. Taip, ir tai nėra blogai. Aš esu apskritai pastaruoju metu sesijose labai dažnai kartoju žodžius, kad tu esi pakankama tokia, kokia tu esi. Tau nereikia būti kažkuo. Pasidailinti nosį. Taip, pasidailinti nosį, skruostukus, lūpas, kūno formas ir taip toliau. Tai yra ne apie tai. Ir
kai mes šiandien kalbam apie emocinį valgymą, tai vat galima pasiimti labai labai gražią paralelę, kad jeigu mano liūdesys nori valgyti, tai aš galiu fiziškai save pridėti, kiek noriu maisto, vis tiek mano liūdesys norės valgyti. Tai lygiai taip pat ir aš pakeitu savo fizinį kūną, tikėtina galiu duoti kokių 90-95%, kad jūs nebūsit laimingesnis tik dėl to, kad jūsų kūnas pasikeitė, nes vidus ir pasaulio suvokimas jis vis tiek liko lygiai toks pats, koks buvo prieš pakeičiant kūną. Tai dažniausiai ir tobulina iki begalybės, nes vis nepasiekia, ir su svorio metimu taip pat yra. Ir su svorio metimu, ir kaip tik vakar su savo bendruomenėje turėjom diskusiją, ir aš pamenu save, aš šitoj srityje esu beveik 9 metus ir viskas prasidėjo nuo asmeninės kelionės ir aš svėriau 44. Ir aš vis tiek dar savo buvau per didelį. Tai tiesiog mes sieksim iki begalybės, sieksim iki bepratybės, bet taip yra, tarp kitko, čia irgi yra labai įdomu, kad tie žmonės, kurie turi tą sutrikusį valgymo elgesį, mūsų dešinysis pusrutulis iškreipia vaizdą. Čia netgi yra smegenyse įvykę tam tikri procesai, kad aš ją matau lieknesnę negu esu pati. Nors iš tikrųjų mes galim būti abi vienodas, bet mano psichika taip veikia, kad aš matau kitą žmogų lieknesnį negu aš pats esu ir aš visada iki begalybės norėsiu to kūno tobulinti, nors jau prasideda ir sveikatos problemos, ir fizinės, ir psichologinės, ir begalė kitų dalykų. Paminėjot moterų pavyzdžius ir fitneso moterų, ar ne, kurios sportuoja. Bet manau, kad vyrai taip pat patiria labai didelį spaudimą, ar ne? Kalbant apie socialinius tinklus, ten tobulybė irgi išvystyta ir daug sportuojančių, ir sveika mityba, ir, žodžiu, tikrai yra į ką lygiuotis, ar ne, ir ko siekti. Tai kaip jų ta psichologija veikia ir ar jie bando tada kažkaip eksperimentuoti su mitybą? Vyrai rečiau eksperimentuoja su mitybą ir čia yra toks įdomus skirtumas, kad moterys yra labiau linkusios tie emocinį valgymą, į dietas, į tą tokį sumažinimą savo kūno, sakykime, gal taip, kad įtilpti ten į tą išsvajotą S dydį ir tada mano pasaulis pasikeis. Pas vyrus yra truputį kitaip. Pas vyrus, kadangi savivertė veikia labiau per tą tokį galios, savęs pozicionavimą per galią ir kuo daugiau galios ir vertinimo pajaučiu, tuo aš jaučiuosi labiau norimas, geidžiamas, mylimas ir taip toliau. Tai pas vyrus atkeliauja kiti dalykai, tai yra, jie labiau yra linkę didinti tą savo raumeninę masę. Ir čia irgi yra įdomus skirtumas, kad moterys yra labiau linkusios tą emocinį valgymą ir savęs nuvertinimą. Tuo tarpu vyrų ta tarpusavio konkurencija ir turėjimas kažkokio idealo, kaip aš norėčiau atrodyti, juos dažniau skatina veikti ir kažką daryti. Tai yra eiti į sporto salę, tai yra rūpinti savo išvaizdą, siekti kažko ir taip toliau. Tai čia toks įdomus yra skirtumas, kad moterys yra truputį labiau linkusios į tą tokį savęs nuvertinimą ir tą tokią emociškai įtraukiančią pusę, tuo tarpu vyrai yra labiau linkę į darymą ir į rezultatų siekimą. Tai jau turėtumėm ko pasimokyti. Turbūt geriausia visada yra viduriukas, nes ir kai vyrai neturi kažkokių emocijų, mums irgi būna sunku su jais komunikuoti, ir kai moteris visada yra tai tokia, kaip mes dažnai kalbam aukos pozicijoje, irgi tada turim kažkur turėti tą balansą. Tai vis tiek kraštutinumo neturėtų būti, ar ne? Tai kaip surasti tą balansą, kad iš tikrųjų nebūtų spaudimo šaltinis, kad turiu pasiekti kažkokį tikslą, bet kad taptų sveikų įpročių? Labai gražiai pasidalinat, kad tai taptų įpročiu. Daryti dalykus taip, kad jie mus skatintų formuoti įpročius. Nes moteris labai dažnai yra linkusios, ir vyrai irgi nueina į tokias pačias kraštutinumus, nes sportas kelia azartą, adrenaliną, testosteroną ir ten kita grandinė užsisuka. Tai mes į skirtingas pusės, bet žodžiu, tuos visus veikimo mechanizmus šitoj vietoj turim, tai labai svarbu būtų ne maksimalizuoti, ne maksimaliai eiti link tikslo, bet ugdytis tam tikrus įpročius. Ir čia irgi taip pat dabar kalbu ir galvoju apie asmeninę patirtį. Prieš 3 metus mes su partneriu labai stipriai pradėjome bėgioti. Tai būdavo ten per savaitę kokių po 60 km nubėgi, toks būdavo visiškai įprastas bėgimo ritmas. Ir kas nutiko po to, mes pasigavom COVID, perdegėm ir viskas tom baigėsi. Tai labai geras tas pavyzdys, kur maksimaliai vienas ir maksimaliai kitas. Nors buvo labai faina, mes džiaugiamės, didžiavomės ir taip toliau. Bet šiai dienai, ką mes darom, tai yra mes turim nuosekliai besikuriančią rutiną. Tai yra
tu po truputį keli tą standartą, ten tuos kilometrus, dabar esam perėjant važiavimo dviračių, nebe bėgimo, bet iš esmės tu stengiasi išlaikyti nuoseklumą, kaip ir su mityba, nebevalgysiu švariai 100%, ten tik tai višta, agurkai, varškė, kiaušiniai ir taip toliau, bet susirasiu tą balansą, kuris leis man formuoti įprotį. Ir vėlgi, kalbant apie įpročius, svarbu turbūt irgi kalbėti apie tai, kad įprotis taip greitai nesikeičia. Mes turim ten tą truputį tokį užsilikusi momentą, kad 4 savaitės ir jau čia viskas išsisprendžia. Tai vis dėlto įpročio formavimas priklausomai nuo įpročio sunkumo formuojasi tarp 66 dienų iki plius minus metų, ten 350 kelių dienų. Ir kas atsitinka, kai mes tampam maksimalistais, mes bandom viską suspausti į vieną krūvą ir aš kartais juokiuosi, sakau, tai čia jūsų antras etatas tada, ne? Tas tobulas kūnas yra jūsų antras etatas, nes, mes gyvenam Kada ta 66 diena? Kada ta 66 diena man jau atsibodo, aš ir vėl turiu daryti ir taip toliau. Bet jeigu mes prisijaukinam tai kaip savo kasdienį įprotį, jeigu aš jaučiu malonumą darydamas vienus ar kitus dalykus, pavyzdžiui, tas pats išvažiavimas dviračiu, yra apie malonumą, apie tai, kad tau yra faina. Tu važiuoji mišku, keičiasi vaizdas, tu jauti pasitenkinimą ir visus kitus dalykus. Lygiai taip pat ir su maistu. Kiek ilgai aš galėsiu valgyti vandenyje virtą vištą su brokoliais ir agurku. Man tikrai tada ateis tas emocinio valgymo epizodas, nes man reikia tų skonių. Aišku, čia yra slidi riba ir dirbant su klientais irgi, kur tada ta riba, kur čia yra apie sveiką įprotį, kur čia yra apie nuolaidžiavimą savo. Tai daug tų visokių momentų, bet pagrindinė žinutė turbūt yra apie tai, kad apie įprotį. Ne apie kuo greičiau ir kuo daugiau, o apie įpročio formavimą čia mes turėtumėm kalbėti. Ir savo kūno pažinimą, ar ne, nes paauglystėje prasideda tie eksperimentai, o paskui jau vis tiek pažįstam, kaip reaguoja, kada reikia jau mažiau valgyti, kada atsisakyti to saldainiuko, kada galim neriboti. Irgi visai yra problema, nes dietos prasideda labai ankstyvam amžiui. Jeigu kalbėti apie mokslinius tyrimus, tai labai liūdna, bet pas mus Lietuvoje statistikos tokios nėra, čia yra Amerikos statistika, tai 5-metės, 6-metės jau laikosi dietų. Tokio amžiaus vaikai jau laikosi Amerikoje. Taip. Matyt, kadangi matyt vis tiek yra mamų kažkuris laikas, kažkoks etapas, kuriuos dar bando kažką sukontroliuoti ir greičiausiai vaikai tą mato, tai vaikai tada pabando kartoti ir kadangi nepavyksta, nes kraštutinumai, tai viskas tada į tą McDonald'o dietą perauga. Ir kas čia atsitinka, kad jeigu mes turim sveiką santykį su savo kūnu, ką mes pradžioje ir kalbėjom, mes labai gerai jaučiam savo alkio, sotumo jausmą, labai gerai jį pažįstam ir tada mes galim pasitikėti, nes mes jaučiam, kad mūsų gyvenimo tempas pasikeitė, mūsų rutina pasikeitė, mūsų kasdienybė pasikeitė, galbūt sukūrus šeimą, mūsų gyvenimo būdas tampa sėslesnis ir mes tada pažįstam savo alkio ir sotumo jausmą ir viskas yra labai natūraliai sudėliojama. Bet jeigu mes turim plačią tą svorio metimo arba dietų patirtį, mes labai stipriai iškreipiam savo visus fiziologinius procesus, alkį, sotumą, leptiną, greliną, insuliną ir visus kitus dalykus. Ir tada jau pasitikėti savo kūnu tampa velniškai sudėtinga. Tai tas pasitikėjimas savo kūnu apskritai kaip tikslas turėtų būti žmogus sugrįžti prie jo ir tą jausmą su savimi turėti, bet dietų pasaulis vis dėlto yra linkęs visą tai iškreipti ir nuo gana ankstyvo amžiaus. Ar padėtų savireflektavimas toks ar ne? Pavyzdžiui, jauti stresą ir pagalvoji, ar čia tikrai noriu valgyti ar ne. Bet jau toks nuolatinis turėtų būti darbas su savim, ar ne, kol išpraktikuoji. Taip, tai jeigu kalbėti apie savipagalbos būdus, tai vienas iš tokių pagrindinių ir yra reflektavimas. Tiesiog užsivesti savo knygutę, irgi su klientais labai dažnai šitą taikom, tai aš tarkim esu ranka rašytoja, tai aš turiu popierinę knygutę, popierinę variantą, bet dabar yra labai patogu, galim siųstis patys savo messengerio žinutes, balso žinutes, užsirašinėti į užrašinės telefonuose ir taip toliau, bet bent jau pastebėti, kas su manimi vyksta, kad aš jaučiuosi kažkaip ir tada, irgi, kadangi aš dirbu su kognityvinė elgesio terapija, tai mes turim tokią schemą, mintis, emocija, kūno pojūčiai, impulsai veikti. Tai klientai dažniausiai save pastebėjau, kai tas impulsas veikti būna suveikęs ir ten jau būna ir persivalgyta ir viso ko. Bet jeigu aš pradedu save sąmoningai po truputį stabdyti, aš galiu pastebėti, kad dabar aš persivalgiau. Ir tada retrospektyviai aš galiu nueiti iki to, kaip aš dabar jaučiausi.
tada jau viskas tampa daug paprasčiau. Mes galim kalbėti apie tai, kad aš galiu atpažinti jausmą ir jau žinau, kas po to jausmo seks. Ir vat tokiu būdu aš galiu pradėti pažinti dalykus ir irgi čia yra du niuansai, tai yra vienas per mintis, kitas yra per kūno pojūčius, nes ir mūsų kūnas ir mintis kalba, tai vieniems labiau tinka tas, kitiems labiau tinka tas, bet reflektavimas, sakyčiau, kad yra vienas iš pagrindinių įrankių, ką reikėtų naudoti, jeigu norim atkurti tas sveikas santykis su savimi ir su savo kūnu. Labai įdomu jūsų klausyti, iš tikrųjų tokia aktuali tema ir norėtųsi, kad žmonės tikrai pradėtų sąmoningai reflektuoti, atpažinti ir įsiklausyti savo kūno emocijas. Bet tokiam kaip ir apžvalginiam klausimui mūsų interviu noriu paklausti, ką norėtumėt pasakyti žmogui, kuris jaučiasi nepakankamu. Ar nepritampantis prie tų grožio standartų, ar ne, idealizavimo kūno, kad tu turi būti toks ir ne kitoks, nes dabar jau neaišku, koks tu turi būti iš tikrųjų pasižiūrėjus, ar apvalių formų, ar lieknas, ar 90, 60, 90, ar putlios lūpos, ar natūralios, žodžiu, visiškai nieks neaišku. Tai tiesiog jūsų rekomendacija, ką žinoti ir ką išgirsti verta tiem, kurie galvoja, vėl aš kažkaip netaip atrodau, arba netoks idealus, kaip matau ekrane. Aš turbūt pasakysiu labai tokią banalią ir paprastą frazę priimti save, bet po to patikslinsiu, ką turiu galvoje, nes pokytis apskritai visus dalykus prasideda tada, kai mes priimam save. Ką čia turiu galvoje, kad mes turim irgi tą psichologiją ir turim tą tokią savo idealiąją dalį, realistiškai ir idealiąją dalį ir labai dažnai mes per gyvenimą einam tą idealiąją dalimi, nes tikimės, kad kažko pasieksim daugiau. Bet kai aš pradedu priimti save, aš pradedu suprasti, kaip aš funkcionuoju šitam pasaulyje, kaip aš veikiu, kaip veikia mano mąstymas, kaip veikia mano mechanizmai. Ir jeigu aš priėmę save suprantu, kad kai aš supykstu, aš bijau pasakyti partneriui, bijau pasakyti mamai, bijau pasakyti tam žmogui, kad jis mane supykdė, tikėtina, kad aš tą pyktį būsiu linkus malšinti emocinio valgymo epizodu. Bet jeigu aš atpažįstu, kad čia yra mano dalis, kad aš neturiu kol kas įrankių, neturiu resursų, ką su tuo pykčiu dabar daryti, aš bent jau, kai kitą kartą patirsiu tą pykčio emociją, aš žinosiu, kad aš pasielgsiu impulsyviai taip pat. Ir šiandien mes kalbėjome ir apie autopilotinį elgesį, ir apie įpročio susiformavimą, tai iš tiesų aš žinosiu, kad aš taip veikiu. Ir kai aš priimsiu visus tuos skirtingus būdus, kaip aš veikiu šitame pasaulyje, aš pradėsiu suprasti, kas aš esu ir man nebesinorės į kažką lygintis, kažkaip savęs keisti ir tiesiog bus tas natūralus savęs priėmimas, kuris leis man išmokti būti su savim. O jeigu šitą vietą kalbėti apie tai, kad tikslas vis tiek yra, tarkim, keisti savo kūną ir tai yra keisti tiek, kiek yra sveika, keisti nuo tada, kai mes peržengiam svorio standartus, tai tokiu atveju ir kūnas natūraliai pradės keistis, nes vėlgi turiu labai daug tų taip vadinamų sėkmės istorijų, kur klientai pradėjo dirbti su tom savo vidiniam dalim, numeta ir 7 kg, ir 10 kg ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog priimti save, kad aš esu netobulas, kad turiu begalę skirtingų dalių ir tai bus atspirties taškas po truputį kažkur judėti link kitų sprendimų ir kažkokio naujo santykio su savimi, kas automatiškai keis mus iš esmės. Tai naujas tas grožio ir tobulumo standartas būti netobulu. Būti savimi, būti autentišku. Sakyčiau, kad būti autentišku, nes būti netobulu, tai čia vėlgi galėtume labai daug išsiplėsti visus body positivity ir visus kitus judėjimus, bet iš esmės būti autentišku ir leisti savo būti tuo, kas aš esu ir kaip aš veikiu šitame pasaulyje. Tai ačiū labai. Ačiū Jums, Dovilė. Ačiū visiems, kurie klausėte ir labai tikiuosi, kad išgirdote esminius momentus, kad pirmas žingsnis yra pažinti save, savo emocijas ir svarbiausia, mylėti save tokius, kokie esame. Ačiū Jums.